Hello, linkėjimai iš Italijos. Tikiuosi girdis normaliai. Oh god, prisivalgiau belikiek makaronų. Prigėriau kavutės, visokių prisiragavau desertų. Džiaugiuosi, kad tikrai nepadauginau, bet jau vakar išgėriau pirmą kartą špricą. Buvo mano paskutinė vakarienė Italijoje. Tai buvo skanu, bet daugiau nenorėčiau. Apskritai jaučiu, kad nelabai mėgstu alkoholį. Kartais gali būti smagu, bet dažniausiai man paskui būna negera. Kažkaip jau psichologiškai būna taip lievai, tai jeigu nuo vieno gėrimuko būna taip lievai, tai sustoju, kad jeigu būtų daugiau, tai iš vis nekaip. Žodžiu, bet atrodo reikėjo paragauti špriciuko, tai paragavau. Bet overall, kad daug tūsinčiau Italijai, tai nepasakyčiau. Planavau daugiau eiti į kažkokius bariukus ir susitikti žmonių. Taigi atvariau į Romą, supratau, kad aš tiesiog daugiau norėčiau čia pačėlinti ir take it easy, nes aš esu linkus save pervarginti ir tikrai buvo sunkus laikotarpis man prieš tai, labai toks įtemptas. Tai galvoju, reikia patostogauti. Nėra čia ko dabar versti kalnų vėl. Plus kažkaip neturėjau energijos eiti ir ten bendrauti su visais. Tiesiog įsijungia mano introvertiška tingioji dalis ir buvo, okay girl, you do you, you know. Tai džiaugiuosi, kad nepertempiu savęs. Ir galiausiai man prasidėjo menkės kelionės pabaigoje. Tai ko gero tiesiog turėjau tą tokį energijos krešą, bet kažkaip gal daug greičiau negu atrodė, kad turėtų būti. Gal tiesiog per daug visokių pokyčių. Žodžiu, tai esu pastebėjus biškį, bet manau viskas susireguliuos atgal, nes aš tiesiog tiek daug makaronų nevalgau šiaip jau. Truputį jaučiu tokį nerimą, nes čia prisižiūrėjau labai daug tokių fabulous žmonių, fabulously dressed, visokių ponių, išsidažiusių gražiai ir ten outfitai sumatchinti, taip viskas išlaikyta, skoninga. Aišku, ir Italijai truputį kitokia kultūra, ne truputį, vis tai kitokia kultūra. Ir jaučiasi, kad čia yra stipri mados kultūra jau ilgą laiką, kad žmonės jau tiesiog turi savyje kažkokį tai stiliaus jausmą, mados, kas yra skoninga, kas ne. Ir leidžia savo taip daryti, ir leidžia savo gražiai rengtis, ir gal net jaučia, kad reikėtų. Lietuvoje irgi žmonės, tikrai nemažai žmonių gražiai rengiasi, bet kas mane sužavėjo, tai kad čia yra tai, ko man taip trūksta kartais. Spalvos, raštai, faktūros yra žaismė, tiesiog toks ekspresija. Kiekvieno žmogaus ekspresija. Tai buvo tiesiog gražu pamatyti, gera stebėti tą žmonės. Galvoju, blemba, kaip man pasiseks vėl grįžus į Lietuvą, jaustis laisvai, rengiantis taip, kaip noriu. Šiaip aš kaip ir rengiuosi taip, kaip noriu, bet aš pastebėjau, kad
Ypač kai dirbau mieste daug, kad pradėjau prisitaikyti labiau prie miesto stiliaus, nes pradėjo atrodyti nepatogu, nejauku, dėl to, kaip aš noriu rengtis. Atrodo, kažkokia išsišokėlė būsiu. Seniau man kažkaip mažiau rūpėdavo, bet su amžium kažkaip labiau man tai pradėjo darytis jautru. Iškilievai, nes norėtųsi sakyti, whatever, žinai. Bet jo, yra toks kažkoks tai, atrodo, standartas. Tas standartas galima laužyti. Ir šiaip man toksai, žinau, kad dabar Lietuvoje stinga ir jau tikrai užtenka šitos seasonal depression visiems. Ir bijau truputį vėl taip užsizanūdint, nes jau jaučiu, kad biškį buvau užsizanūdinus ir nepastebėjau to net. Norisi kažkaip keep the juices flowing ir daugiau keliauti ir vis atšviežint savo mintis. Aišku, padeda sportas ir šaltos maudynės, bet kartais reikia išvažiuoti, man atrodo, pamatyti kitą perspektyvą. Ir tada atėjo visokiausias tokios mintis, užkastos kažkur giliai, į kurias galėjau pasižiūrėti kažkaip saugiai. Buvo labai gera. Keletas dalykų, apie kuriuos norėjau pakalbėti, nežinau, ar abu aptarsiu šitam video, bet vertės jausmas ir draugystės. Tai jo, atrodo, kad čia žmonės jaučia savo vertę ir tas yra labai hot ir something to strive for. Galvoju, kaip čia taip padaryti? Kodėl? Nes aš, gerai, kalbės apie save. Aš dažnai jaučiu, kad ieškau patvirtinimo dėl to, kokia esu. Dažnai jaučiuosi, kad nėra vietos man, ypač Lietuvoje, mūsų visuomeniai. Nuo pat mažens jaučiausi išsišokėlė ir visokia kokia ir galvoju, patyriau daug patyčių dėl to, kaip rengiuosi, kaip kalbu, kaip juokiuosi ir galvoju, what the fuck, totally uncalled for, bet kai yra kažkoks standartas jo aplinkoj, kaip tu turėtum daryti ir kažkas daro kitaip, tai visiems manau taip what. Bet jų galima priimti, bet aš nesijaučiu priimta ilgai ir dabar mokinu save pastebėti žmonės, kurie priima ir tai vertinti. Bet man atrodo, kad mes turim problemų su saviverte. Tai reikėtų padirbėti prie to. Bent jau, gerai, vėl kalbėsiu apie save. Man tikrai reiktų padirbėti. Aš norėčiau, kad natūraliai jaustųsi mano viduj. Tai, kad aš turiu vertę. Ir gal dažnai, žinot, tiesiog sugretinam vertę su tuo, kiek tu pinigų turi. Tas nepadeda, nes kartais kaip menininkėms su pinigų tiek nebūna, bet tai visiems gali pasitaikyti. Tai aš klausiau tokią knygą apie pinigus ir ten labai daug šneka apie tai, kad esmė ne kiek tu pinigų turi. Bandau suprast, kas vyksta. Bet kaip tu jauties ir kada tu jauties turtingas. Arba turtinga. Ir ten buvo toks pratimas susirašyti savo momentus, kada jautiesi turtinga. Ir man iškylo daug tokių vaizdinių iš paauglystės, kur tiesiog mes grodavom su draugais gatvėje, aš ten dainuodavau
Einam, darom, ką norim. Aš neįsivaizduoju, kiek aš tuo metu turėjau pinigų, kokius 2 eurus čiūju. Max. Tėvai tuo metu išlaikė, nes buvau vaikas dar. Bet mes jautėmės tokie abundant. Atrodo, galima daryti, ką tik nori. Atsimenu, kai Kaune gyvenau ir sutikau savo tuometinį vaikiną Danielių. Mes eidom per Laisvės alėją ir jis beatboxindavo, aš dainuodavau. Kalbėjom su Danielium podcast'e mano. Ir Danielius toks buvo super ir yra žmonių žmogus. Ir aš nežinau, kokia jo finansinė situacija, bet jis visai atrodo buvo žiauriai turtingas žmonėmis ir ryšiais, kontaktais. Aš tuo tarpu buvau tokia labiau linkusi užsidaryti, atsiskirti ir jam tai buvo irgi žavu ir turtas. Aš sako, aš taip nemoku, tu moki taip būti, aš taip nemoku. Ir, žodžiu, mes vienas kitą papildėm ir ir buvo taip nuostabu, kai mūsų šitos dvi skirtingos jėgos susitikdavo. Ir mes tiesiog dainuodam, ką norim darom, kažkur atsiranda kažkokio tai maisto, vynelio. Atsimenu, tuo metu aš kai mokiaus konservatorijai, reikėdavo pinigų, mainam į požeminę perėją, pagrojam porą valandų su kambariokė ir atsiranda. Atsiprašau. Ir atsirado ten porą, nežinau, 7 litai, nueidam nusipirkti faršo, pasidarydom makaronų ir Dolce Vita būdavo. Tai va, tai klausimas, kada jaučiamės turtingi ir man atrodo labai svarbu savo priminti, kad turtai ne piniguose vien tik. Ir jeigu turėtum belekiek pinigų, bet vis tiek negebėtum jais džiaugtis, tai vis tiek būtų ganėtinai lievai. Bet gal apie tą vertę, kurią noriu pakalbėti, tai jinai yra ne vien tik apie tai, kaip jaučiamės dėl finansų, bet apie tai, kaip jaučiamės dėl savo, nežinau, savo gebėjimų, savo, nebūtinai gebėjimų, tiesiog dėl savęs. Kaip mes apie save kalbam, kaip mes apie save galvojam, pavyzdžiui. Ženkliai padaugėjo žmonių traukinį. Jo, kaip mes... Jo, aš tai žodžiu. Dėl to noriu padaryti workshopą su jumis, vertės workshopą, kur mes išsirašom, kuo esam nuostabios. Ir tai nebūtinai esam nuostabios, nes sugebam padaryti ten achujieniausius raviolius pasaulyje, bet ir tai gali būti puiku. Bet tiesiog gali gebėti labai gražiai išklausyti kitą žmogų ir tai jau yra labai daug. Bet jeigu visą laiką pastebi tik savo trūkumus, tai visą laiką ir gyveni tokiam, nieko gero iš manęs. Ir ta vertė vidinė, jinai krenta. Niekas neturi teisės tau pasakyti, kokia tavo vertė. Gali žmonės sakyti, ką nori, bet ne tame esmė, man atrodo, esmė, ką tu sugalvoji, kaip tu save matai. Ir ką tu savo kartoji. Vakar taip nutiko toks dalykas, kad, žodžiu, aš čia apsistojau iš pradžių hostelyje ir tada pamačiau, kad yra pigus bilietas iš Rygos iš Romos į Rygą, tai nusprendžiau jį pagriebti ir tada pagal biudžetą nelabai turėjau už ko
pasimti viešbutį kažkokį ilgesniam laikui, tai paieškojau, kas galėtų mane hostinti Facebook'e. Tiesiog priglausti keliom dienom. Ir atsirado tokia mergina, labai faina, labai rūpestinga. Ir mes turėjom vakar varyt kartu pašokt, bet ryte sužinojom, kad jos pusbrolis iškrito iš balkono ir arba nusižudė, nobody knows. Bet esmė tame, kad jis 20 metų buvo depresijoje ir sirgo depresiją ir gyveno su tėvais, niekaip negalėjo iš tos depresijos išlipti, nelabai ir jam kažkas padėjo išlipti. Ir aš klausiau Alessandros, kas nutiko, kodėl jisai susirgo depresiją. Ir jinai papasakojo, kad jis buvo žiauriai toks kupinas džiaugsmo vaikas, juokingas, visus ten juokino, lalala. Bet vienais metais mokykloje jisai neišlaikė egzaminų ar kažkas tokio ir tėvai žiauriai supyko. Žodžiu, ten užsipuolė jį, kad jis netitinka jo standartų, nes norėjo, kad jisai baigtų puikiai mokyklą, įstotų į puikų universitetą. Žodžiu, turėjo darbą, bla bla, žmoną ir panašiai. Bet jis sufeilino pagal tą jų įsivaizdavimą. Ir jam nuo tada, jis labai užsidarė, kai jį paliko 2 metais mokykloje ir nebeatsistatė. Ir aš galvoju, bliamba, kaip lievai, kad tėvai nepastebėjo, kuo jis yra nuostabus ir to nekartojo jam. Nepastebėjo jo natūralaus džiaugsmo gyvenimui. Ir man apskritai labai liūdna matyti, kaip tėvai savo vaikus visą laiką tramdo ir karpinėja jiems sparnus ir džiaugsmą. Čia labai daug prisižiūrėjau daug tokių cute vaikučių ir tėvų, kaip jie gražiai bendrauja. Ir Lietuvoje esu tikrai mačius, tai super, labai džiaugiuosi dėl to. Jo labai svarbu, ką tu pastebi. Ir tuo metu reikėjo, kad tėvai pastebėtų jo ir tas geras savybės, bet labiau jį spaudė ant to, ką jis padarė negerai ir jis nebeatsistatė. Ir galiausiai tiesiog žuvo savo kambarį, kuriam prasidėjo 20 metų. Tai man tada, stebint šitos žmonės, kurie atrodo jaučia savo vertę, matant visus šitos gražius vyrus, o Dieve, kur galvoju, ir jie labai traukia tave, nes traukia žmonės, kurie žino savo vertę. Kažkaip norisi būti arčiau jų. Ir tada aš galvoju, pala, o tai ar aš netraukiu žmonių? Ką aš turėčiau daryti, kad aš irgi traukčiau, nes man atrodo, kai tu akumuliuoji energiją viduj, pradedi traukti žmonės. Tai kas mano energiją ėda, klausimas, kas mano įsitikinimą, kad aš esu vertinga, ėda. Tai reikia tą pagauti ir sakyti viso gero. Ir aišku, visada galima kažką pakeisti ir tikrai aš nesakau, kad nereiktų, man atrodo labai svarbu tobulėti, bet man atrodo žmonės kartais perspaudžia ir tobulėjimui reikia resurso. O jeigu tu save visą laiką lamdai ir talžai, tai iš ko tu čia tobulėsi? Aišku, galima tobulėti iš neapykantos savo. Gerai, I've been there. Bet nėra tokie skanūs tie vaisiai iš neapykantos.
tavo pasiekimų, nes tu visą tą procesą nekenti savęs. Ir yra visiškai kitoks jausmas, kaip kai nusprendi kažką pasiekti iš smalsumo, iš entuzijazmo ir tai pasieki su džiaugsminga energija. Kad būtų taip, wow, čia yra gyvenimo džiaugsmo akimirkos, žinai. Tai man toks buvo momentas, kad aš supratau, kad aš noriu išmokti, noriu pakeisti tai, kaip aš groju savo muziką gyvai, noriu išmokti daryti pati. Ir mane taip, wow, kaip įdomu, galvojau. Aš jau senai buvau paleidus tą svajonę. Panašiai kaip ir su ta svajonė išgarsėti užsienį. Atsiranda toks naujas šviežio oro gūsis, kurį tu nori sugerti kaip niekad, nes jau senai apie tai svajoji, bet kažkaip savo neleidai to daryti. Tai, labai exciting. Žodžiu. O kitas dalykas, apie ką norėjau pakalbėti, tai draugystės. Nežinau, ar užteks man čia vietos telefone. Aš jaučiu, kad aš labai noriu gilio draugystėse ir man buvo labai ilgą laiką sunku tą gilį pasiekti. Ir būdama čia, supratau, kodėl. Aš jau buvau numanęs anksčiau, bet smegenys mėgsta tiesiog užkasti nemalonius dalykus ir tu nebeatsimeni jų. Tai, žodžiu, aš atsiminiau, kad aš žiauriai buvau kupinas meilės vaikas. Va, kai galvoju irgi apie tą vaikiną, kuris žuvo. Jo, mano gražumas buvo tame, kad gražumai keičiasi, whatever. Čia kaip nori, taip galvoju, bet aš tuo metu tikrai tryškau meilę žmonėms ir ypač savo draugams vaikystėje. Ir ankstyvoje paauglystėje, bet vaikystėje ypač. Aš turėjau draugių ir aš jas labai mylėjau ir aš galėdavau viską dėl jų padaryti ir ginti, jeigu reikia apginti. Ir atvirutės rašydavau, o Jėzau, aš labai mylėjau savo draugės. Ir tada kažkaip po truputį, kai pradėjom bręsti, vis iškilto kažkokių nemalonių situacijų. Vienu metu mano tokios 3 pagrindinės draugės nusprendė su manim nebendraut ir pasižiūrėti, kas nutiks, kaip aš reaguosiu. Aš pradėjau jausti, kad kažkaip su manim jos yra šaltos ir nesupratau, kodėl. Ir tada viena draugė pasakė, kad jos nusprendė su manim nebendrauti ir pasižiūrėti, kas bus. Aš visiškai nesupratau, kodėl. Ir kažkaip niekada apie tai nepakalbėjau, aišku, ten tuo metu, kai buvau vaikas, neturėjau įrankių, kaip apie tai šnekėti. Bet niekad nesugrįžau į tą situaciją ir nepasakiau, kad, su manim taip elgtis negalima, arba mes draugės, arba ne, nes aš nesu kažkoks eksperimentinis triušis jums. Aš nieko to nepasakiau, aš tiesiog kažkaip leidau tam vykti, galiausiai kažkaip visai nebebendravom, taip atitolau nuo žmonių, užsidariau, nes pastebėjau, kad aš, žodžiu, kaip pasakau, video labai dažnai gindavau savo klasiokės nuo klasiokų, bet tada pastebėjau, kad gal net joms to net nereikia, jiems patinka, kai jie ten užknisa visus ir aš kažkaip nebesijaučiau reikalinga, neradau tiek bendraminčių ir nelabai ir bendravau su kažkuo. Jo, ir buvo viskas taip murky, kas yra draugystė, ką manęs reikia apskritai.
nebebuvo atrodo erdvės ten tokiai nuoširdžiai meiliai kitam žmogui. Ir aš jaučiu, kad aš, tiesiog nebeįsileidau niekad į tokį gilį nieko, iki kol nesutikau kitos draugės paauglystėj. Ir su jie tikrai turėjom labai gilų ryšį, bet aš tuo metu kvailai pati pasielgiau, kad ne kvailai, aš tiesiog aš turėjau berną, su kurio paskui išsiskyrėm, tada man draugė padėjo nuo jo atsitiesti, tada aš vėl su juo susimečiau ir aš pasakiau jai, kad aš labiau myliu jį, purely iš savo daddy issues, nieko apie tą draugę, jinai yra nuostabi. Bet jinai tiesiog labai ją tai skaudino ir jinai atsiribojo irgi nuo manęs. Ir mes niekada nebesugrįžom į tą gilį ir man labai gaila, kad aš turėjau tuo metu tokias vertybės. Todėl man labai sunku, kai mano draugės dabar taip kažkaip elgiasi, nes aš žinau how it sucks. Ir jo, aš labai pasilgau jos ir atrodo dabar yra žmonių aplink, su kuriais turim gražų ryšį, bet nieko tokio, su kurio taip giliai jausčiaus. Su kai kuriom draugam tikrai randu tą gilį, bet aš supratau, kad aš kol garsiai neįsivardinsiu, ko reikia ir nepasakysiu savo, kad viskas su to okei. Aš to nerasiu ir neturėsiu tik savo gyvenime. Ir man labai reikia šito gilio. Labai noriu jausti, kad kažkas mane girdi ir pažįsta iš esmės ir yra šalia. Ir aš turiu tokių draugų, su kuriuom taip jaučiuos, bet jos negyvena Lietuvoje arba nėra dažnai šalia manęs, nedažnai sustinkam. Yra nuostabių žmonių mano gyvenime, naujai atėjusių, bet su jais irgi netiek daug laiko tebuvom praleidę ir aš tikiu, kad galima vėl tą gylį patirti, nes blemba jis taip gydo ir mane labai liūdina, kad tiek daug žmonių yra linkę save izoliuotis, ypač merginų, užuot kažkaip atvirai bendravus vienos su kita ir būrusius į kompaniją. Yra tiek daug kažkokios šūdinos konkurencijos. Baiginėjęs vietą mano telefone, bet tai atrodo noris pradėti iš naujo ir tik honestly kalbėti su kitais ir savo draugėm, ko aš iš tikrųjų noriu ir nustoti vaidinti kažkokį tai. Kartais jaučiuosi taip, kad turiu savo hologramą ir bandau atspėti, ko nori iš manęs kitas žmogus, bendrauju iš tos hologramos ir nepasakau honestly, kad žinai, aš dabar net nenoriu bendrauti ir nieko nėra asmeniško, tiesiog aš pavargau, šiandien man reikia pabūti. Ir kartais taip darau ir tada būna žmonėm labai keista, bet labai pasidaro gerą viduj, nes gyvenu savo tiesoje. Ir kartu pasakyti, kada arba atsitraukti, kada matai, kad žmogus to gylio negali suteikti arba nebepušinti jo. Ir ieškoti, kas nori ten eiti ir nustoti maitintis tokiu pusėtinu ryšiu, jeigu reikia kažko gilesnio. Taip gera supasakyti, kad man reikia kažko labiau, nes aš noriu, kad bendrautume iš esmės, ne iš mano hologramos ar kažko. Tai I'm very excited about that. Tai dabar kažkaip po truputį kalbu su savo aplinkiniais daug nuoširdžiau ir daug tikriau, kaip iš tikrųjų yra. Ir stebiu, kaip viskas klostosi ir man atrodo, blemba. Galima gyventi daug grynesnį, daug gražesnį gyvenimą.
Nes aš seniau kažkaip, man atrodo, taip ir gyvenau, bet pradėjo atrodyti vienu metu, kad aš turiu kažką primest, kad turėčiau draugų. Ir fuck, that was such a huge misconception. Sėkmės mums visiems gyvenant pilnesnį gyvenimą ir išsigrindant savo vertę ir kartojant ją savo, kad nepamirštume, ko mes vertos. Ir ne iš tokio, kad aš esu verta tiek ir tiek, kur nelabai žinai apie ką ir tai yra kažkaip paviršutiniška, bet iš esmės aš iš prigimties esu verta meilės, aš esu nuostabi, aš noriu padėti kitiems, bet su meilė aš tai darau. Ir tiesiog kartuot savo, kad kuo aš esu nuostabi ir dovana šitam pasauliui ir su meilė, nesu kažkokiu tai kokinės. Ir galvoti, ko galiu šitą pasaulį padaryti geresniu. Ir prižiūrėti savo energiją, nedalinti jos belekam. Man buvo taip čia Romai, kad ne kartą tiesiog susistabdo mane gatvėje arba restorane, kažkas pradeda šnekėti, nori bendrauti ar kviečia susitikti. Ten buvau susitikus su vienam biču, su kitu jam pasivaikščioti. Vaikštom ir aš jaučiu, kad man jau gana, aš noriu eiti namo, buvo faina pabendrauti, bet galvoju, čia tiesiog, kai tu neturi konkrečios intencijos, tu gali pritraukti kažką beleką. Ir tada galvoju, o tai kokį aš noriu žmogų pritraukti, kokio aš noriu ryšio. Ir tada galvoju, ar aš save padedu į tokią aplinką, kur galėčiau sutikti tokį žmogų. Tada ką reikia daryti, kad padėčiau save į tokią aplinką. Ir man atrodo, visą tai yra meilė savo būdai. Suteikti savo to, ko vidus trokšta, o ne tiesiog priimti beleką. Jo. Ne tai, kad atsipisk nuo manęs, aš nenoriu su ten bendrauti, bet su meilė paleidi. Aš ieškau kai ko kito ir ačiū tau už tavo laiką. Aš ieškau kai ko kito ir viskas. Žodžiu, labai apsnūdęs video, aš žinau, tikiuosi, kad girdis normaliai. Varau aš į Rygą, susitiksiu su savo draugu, labai džiaugiuosi, kad gavau pakeliauti, džiaugiuosi, kad esam, kad jūs žiūrit šitos video, kad ir kažkokią dalį, man tai labai brangu, ir kad parašot kartais, kad rezonuoja, tai that's what we're here for. Tai, jo, aukim, stiprėkim.